aš noriu jums kalbėti, aš čia prieš porą dienų išgirdau vieną dainą New Boys ir jinai vadinasi Restart. Iš naujo. Perkelt, jo. Ir tenai šitoj dainoje yra žodžiai. Jie sako, mano gyvenimas, aš buvau prarastas, mano gyvenimas buvo sugriautas, aš buvau užbaigtas, mano gyvenimas buvo užbaigtas, buvo žaidimas šitas visas baigtas, kurį aš žaidžiau, bet tu man davei naują gyvenimą. Ir dar vieną dalyką, ką ten sako, kad tu man davei antrą šansą. Ir šiandien aš noriu kalbėti, kad Dievas mums visiems davė antrą šansą šiandien. Mes turim antrą šansą. Mes matėme tą gyvenimą, kuriame mes gyvename. Ir dabar mes pažinome Kristų, mes pažinome gyvąjį Dievą. Ir mes atsigręžiam į šviesą. Ir mes matome, koks yra skirtumas, kur mes buvome ir kur dabar mes esame. Ir Dievas mus šaukia. Jisai kviečia mus į šitą antrą šansą, pasinaudoti šitą galimybę, nusigręžti nuo to, kas pasaulyje ir gręžtis į jį, į gyvąjį Dievą. Ir restartas. Mums visiems reikalingas restartas. Kaip pastorius sako, smegenų plovimas, išplovimas, Dievo žodžiu atnaujint savo mąstymą. Ir pavyzdžiui, žiūrint į Paulių, apaštalą Paulių, jisai persekė bažnyčią, jisai žudė tikinčiuosius ir vieną kartą, kai jisai važiavo vėl su laiškais, kuriuose buvo įsakymas suimti tikinčiuosius, šviesa iš dangaus apakino jį taip, kad jisai 3 dienas nematė. Ir tai buvo restartas jo gyvenime, kai jisai pralegėjo, jisai visą gyvenimą nenorėjo daugiau žvelgti tą seną gyvenimą. Jisai žvelgė į šviesą, į Kristų, jisai daugiau nieko nematė. Tai buvo restartas jo gyvenime. Ir Kristus, ir Jėzus kalbėjo apie restartą. Ir aš noriu pakalbėti. Porą vietų. Restartas reikalingas mūsų gyvenime. Ir tas restartas yra Jėzus. Jo vardas Jėzus. Jisai yra į mūsų gyvenimo restartą. Ir čia porą vietų išmato, jam bekalbant prisiartino vienas vyresnysis, pagarbino jį ir tarė, ką tik mirė mano dukrelė, bet ateik uždėk ant jos ranką ir jie atgis. Ir tai yra restartas mūsų mąstymų. Jeigu prie tavęs, kai tu gyvenai anksčiau kažkur tai pasaulyje, prieitų kas nors ir sakytų, mano dukrelė mirė, eik ant jos, tu sakytum, jisai išprotėjęs, jinai mirė, viską. Bet Dieve nėra neįmanomų dalykų. Jisai yra beribis Dievas, jo jėga neišsemiama. Jisai yra galingas, jisai vakar, šiandien ir per amžius tas pats. Jisai prikelinėja mirusius, išvarinėja demonus, gydo ligonius, šiandien jis daro tą patį. Ir tai yra restartas mūsų protui, restartas mūsų mąstymui. Ta patį žiūrim Jono 1 laiškas nuo pradžių. Mums reikalingas restartas. Vau, Dieve, padėk mums restartą padaryti kiekvienam. Jisai sako, Jonas, 1 skyrius 2, gyvenimas pasirodė ir mes regėjome ir liūdime ir skelbėme jums šį amžiną gyvenimą, kuris buvo pas tėvą ir pasirodė jums. Ką jis čia sako? Jis sako, žmogus, kuris praėjo restartą, štai kaip jis kalba. Mes štai, kas skelbėme jums. Gyvenimas pasirodė, štai kai jis skelbė. Kodėl jis taip skelbė? Jis 3 metus vaikščiojo prie gyvybės šaltinio, prie jėgos. Kiekvieną
buvo pas tėvą ir pasirodė mums. Jėga iš dangaus. Štai kas yra restartas. Pakeisti mūsų mąstymą. Pakeisti mūsų mąstymą. Jėzus davė mums